gali sukti kamuolį ir į vartus. Jau duotas teisėjo leidimas, Tavareso perdavimas, smūgis ir įvartis. Įvartį muša Vilniaus Žalgiris. Štai taip, 37 minutę. Titulą ginantis Lietuvos čempionai veržėsi į priekį, standartinė padėtis padėjo Vilniečiams išsiveržti į priekį ir Luka Dumančičius gražiu smūgiu galva išveda Vilniaus Žalgirį į priekį. Pamatysime šios situacijos pakartojimą. Patogus perdavimas ir čia į dvikovą nesužaidė Deimantas Rimpa, paliko varžovą, žinoma, ten ir Matas Latvys irgi turėjo žaisti į šį kamuolį, o Luka Dumančičius įrodo, kad yra rimta grėsmė standartinių padėčių metu, jau trečiasis šio futbolininko iš Kroatijos įvartis. Pirmasis įvartis buvo Dumančičius į dešinę. Žirysas Mutaši gali žaisti vienas prieš Rimpą. Rimpa apibėgamas, Latvys prie kamuolio nesuspėja, Antalis ir įvartis. Įvartis, 55 minutė, Livijų Antalis. Labai nesunkiai atrodo Vilniaus Žalgiris pasižymėjo, du žaidėjus ten suklaidino Žirysas Mutaši ir vėl baudos aikštelėje buvo tikrai netiek mažai riterių žaidėjų, bet tikrai idealus perdavimas Livijų Antaliui ir šis lengva duona, tiesiog lengva duona. Iš gerų 5-6 metrų smūgis galva vartininkui, jokių šansų. Dabar pasižiūrėkime, Matas Dedūra, Karamarko, na čia nesukomunikavo nei Karamarko, nei Dedūra, bet žinoma daug reikia nuopelnų skirti ir Žirysui Mutaši, sakyčiau. Ten pirmiausiai viskas prasidėjo nuo Deimanto Rimpos, nesėkmingas žaidimas gynyboje, Matas Latvys irgi nepagelbėjo, o baudos aikštelėje tiesiog geresnis žaidėjas parodė.